Gali leisti savo perkelti dėmesį į kūno pojūčius. Tiesiog pajaus, kad sėdi. Pastebėk pojūčius, iš kurių žinai, esu čia. Sėdžiu. Ir gali duoti erdvės visam mintim, vaizdam, pojūčiam, gal kažkokiem dienos reikalam, tiesiog tam, kas dabar tavyje sukasi. Ir mes galim patirti, galbūt tu jau patyrei, kad tie pokyčiai, kuriuos atlieki viduj, jie lieka tau, jie lieka su tavim visam gyvenimui. Tačiau tuo pačiu metu visi priešinasi pokyčiai. Viena dalis sako noriu, kad būtų kitaip, o kita dalis bijo, nerimauja. Nes tada nebelabai žinosiu kaip, nebežinosiu kas aš, koks yra gyvenimas. Neaišku, kas bus. Ir gali tiesiog pripažinti, pasveikinti abi puses. Ta, kuri ieško pokyčių, ir ta, kuri bijo pokyčių. Ir gali duoti vietos ir tam, ir tam. Kadangi mūsų pokyčiai susijęti su identitetu, su tuo, kuo apie save tikim, su tuo, ką aš sakau, kad aš esu. Tai jeigu tu elgsies kitaip, mąstysi kitaip, jausies kitaip, turės kitokius rezultatus. Pasikeis ta istorija, kas esu. Ir dėl to kartais ta dalis mūsų prieštarauja. Sako, bet ašgi save pažįstu, ašgi va toks. Ir aš bijau nebežinoti, bijau prarasti save, savo įsivaizdavimus. Kartais atrodo žmonėms, kad praras kažkokią tais kontrolę. Tam, kad ją prarasti, reiktų ją pirmiausiai turėti. Tai gali duoti vietos, apglėbti ir apkabinti tą dalį savęs, kuri ieško pokyčių, kuri yra atvira ir nusiteikus pokyčiui, augimui, naujumui.
ir to pačiu pasveikinti ir pripažinti tą kitą pusę, kuri bijo, vengia, kuri nežino. Ir kiekvieną kartą, kai su to susiduri, tai yra pasirinkimą. Gali kritikuoti, peikt, baust, būti nepatenkintas, atstumti. O gali įsileisti, apglėbti, pasveikinti. Ir gali duoti erdvės sau, kaip tam, kuo visada buvai. Tam, kas mato pokyčius ir nei jų vengia, nei jų ieško. Tiesiog pastebi ir patiria, kaip vyksta nuolatinis judėjimas, nuolatinis pokytis. Ir gali duoti daugiau vietos sau, taip kaip dabar esi. Ir sutiktum būti švelnus, mylintis, su ta dalim, viduje, kuri bijo, kuri nerimauja, kuri sako, o tai kas bus, jeigu pasikeisi, kas bus, jeigu iš tikrųjų įgyvendinsi tai, ko sakai, kad nori. O ką jeigu tai nesustos? Kiek tų pokyčių savo leidi? Kiek jie gali tęstis? O sutiksi eiti už tos ribos, kur tu pažįsti, kur tu žinai, kur tu įsivaizduoji. Sutiksi patirti kažką, kas yra už tavo dabartinės vaizduotės ribų. Kažką, kas iš tikrųjų nauja. Ir gali įsileisti smalsumą, smalsų, atvirą tyrinėjimą. Ir duoti vietos tam, ko dar nežinai, tam, kas dar nepatirta. Tam, apie ką dar neturi istorijos.
esi atviras pastebėti tą tylą ir meilę, kuri jau dabar yra, kuri jau yra prieinama, tau dar net nieko nepakeitus. Nes labai dažnai tas pasipriešinimas pokyčiams yra todėl, kad pats noras keistis kyla iš vengimo, iš atstumimo, iš noro nuo kažko pabėgti, atsikratyti. Kyla iš baimės. Ir atrodo, kad jeigu pabėgsiu nuo nemalonaus, pataisysiu negerą, gausiu geresnį variantą, tai bus daugiau meilės, laimės, džiaugsmo. Sutiktum švelniai ir su dėmesiu apglėbt tą dalį savęs, kuri jau dabar yra, dar neįvykdžius nei vieno įsivaizduojamo pokyčio. Lygiai taip pat, kaip tą, kuris pakeitė viską, ką norėjai pakeisti. Kai pokytį eitum iš smalsumo ir taikos, su džiugia ramybe, su tokiu, pažiūrim, kaip bus. Ir žinai, kas juokingiausia? Jei tau visiškai nepatiks, su meile, su džiaugsmu, su smalsumu eiti pokyčius, visada galėsi grįžti prie baimės, kančios ir panašiai, nieks neuždraus. Bet kada galėsi vėl užsišikti ir sakyti, kad viskas baisu ir niekur aš neisiu. Ir galėsi niekur neiti. Tai ir duotum savo erdvės ir vietos pažaisti. Su tuo, kas nauja, nepažįstama. Ir suteikti savo daugiau šilumos, dėmesio, meilės. Nes tai jau prieinama, nes tai jau yra dabar, nepaisant rezultatų, nepaisant ar pavyko kaip norėjai, ar pavyko priešingai nei tu norėjai. Ir gali leisti sau ilsėtis. Tai tyloj, erdvėj, ramybėj, to, kas tu jau ir taip esi. Ir šitos vietos pasisemti energijos, atsiremti ją, kad žengt žingsnį, kad judėti priekį. Kad atnešti smalsų, tyrinėjantį atvirumą tam, kas bus toliau. Leis sau giliai įkvėpti ir iškvėpti iki pat pėdų, pereik dėmesį kūną, pastebėk, kaip jaučiasi ir dar sykį. Ir kai tau bus patogu, gali atsimerkti, pasijudinti ir keliauti toliau.